Žaidžiam su nauju žaisliuku. Pasiėmėm čia žodžiu purkštukų testavimo aparačiuką. Tipo ale aukšto slėgio sistemas purkštukus gali tikrint. Teoriškai gali, praktiškai nelabai. Aišku, kai turim kokį nors labai jau prastą purkštuką, ką reiškia prastą, šitie purkštukai genda labai skirtingais būdais, aš jau pasakoju 100 kartų. Tiesiog būna vieni ant šalto prastai dirba, prastai išpurškia, leidžia ten ir panašiai, kiti ant karšto, vieni leidžia tiesiog per galiuką, kiti nespėja užsidarinėti, čia žodžiu, visokių variantų, kaip jie gali sugesti. Tai su šitu stendu galima vieną ar du, sakykim, dalykus iš kokių 5 patikrinti šitų purkštukų. Tai reiškia, kad tu patikrini tuos kelius, bet vis tiek neaišku, ar geras purkštukas, nes tu kitų negali patikrinti šito stendo. Niekas turbūt pasaulyje negali patikrinti pilnai. Aišku, pagerintų reikalus, jeigu būtų 100 PM 200 barų sistemoje galima būtų sukelt, tai tada pilniau užtikrinti, bet irgi neištikrinsi, nes reikia juos įkaitinti iki 100 laipsnių, kad ištikrinti, kaip jie karšti dirba. Žodžiu, stendą aš pirkau, kad tikrint paprastus purkštukus, bet kadangi čia yra pasirinkimas ir aukšto slėgio tų purkštukų tikrinimui, tiesiog įsimečiau dabar šitus visus šrotinius savo pirmuko purkštukus, kurie žinau, kad yra blogi, daugiau mažiau. Ir tiesiog norėjau pažiūrėti, ką čia parodys. Tai galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, šitas yra labai prastas, labai puikiai matysis iš karto, ką aš turiu galvoj, vien iš vaizdo, o šitie du atrodo neblogai. Nors, kaip sakau, šitie visi yra jie blogi, realiai aš juos ištestavęs. Vieni šilti dirba blogai, kiti šalti. Daugiau mažiau šūdo krūvą. Bet pažiūrim, čia dabar patį trumpiausią padariau atidarimo laiką. Reiškia, kad juos labai trumpai tik tai atidaro, uždaro iš karto. Tai labai gerai pasimato, kaip jisai sugeba užsidaryti, atsidaryti purkštukas greitai, ta prasme, ir tas tikslumas. Nes ant laisvų dirbant mašinai yra tas tikslumas, jis labai trumpai atsidaro. Čia padaryta dar trumpiau, negu kad jisai normaliai atsidarytų, bet tai tik tai parodys mums geriau vaizdą, kaip sugeba tas purkštukas užsidarinėti. Ir atsidarinėti. Paleidžiam. Čia padarė beveik 9 barus kelią. Ir matom čia, žodžiu, labai čia mažai tos daugsnytės tokios, bet šitas, kaip matom, išsidirbinėja visiškai lašo čia nuo jo. Šitai atrodo tvarkingai. Lašo nesusidaro ten, bet šitas, žodžiu, kažkas konkrečiai su juo negerai yra. Tipo. Ir bandom čia 1000 pasirinkti purkštelėjimų, kur turėtų pagal idėją gan greitai padaryti. Ir pagal šitą matom, kad šitas jau dabar nevarva. Kai jį daugiau laiko atidaro, tai jis atrodo kaip ir pusė velnio dar veikti. Čia atidaro 3 milisekundės. Tai ką mes matom, tai kad šitą žymiai daugiau privarvino, šitą mažiau. Bet nesimatė net varvėjimo, tai man atrodo čia neblogiausia veikimo stadija. Jam ant didesnių apkrovų, man atrodo, dar jisai pusė velnio veikia. Piški kažkiek gal daugiau išpurškė to kuro, nes man atrodo jisai nespėjo užsidarinėti. Galbūt koks ultragarso valymas jam padėtų, nežinau. Čia mes turim vonelę, kurią ant bairio pabandysim. Pažiūrėsim, kas čia gausis, bet vis tiek aš niekad gyvenime nepasitikėčiau šitų purkštukų, nors ir jam padės. Šiaip šitie purkštukai yra šrotas ir neveltui dabar nustojo šitus gaminti, pakeitė iš esmės dizainą ir žymiai pigesni ir patikimesni, dabar yra naujesnių B serijos ir taip toliau. Dar pabandysim padaryti kitą testą, nes čia dabar skirtumas yra, grubiai 10 ml, ne? Tarp šito ir šitų abiejų. Bandom blogesnę kažkokią stadiją surasti, kai matomės, kad ten belekai varva lašą, tai man atrodo, jis turi potencialo blogiau pasirodyti. Pabandom su tuo trumpu pulsu. Biškai greitesnį, supranti, vadinamą medium speed test. Kokias 3 minutės. Ir paliekam šitą birzgalą. Tai koksai prieš tai buvo skirtumas, atsimenu, ten 10 gramų, tai procentais, 10 procentų kokia, ne? Tikrai ne per pusę, ne dvigubai daugiau. O dabar šitas leidėjas mūsų 40 privarė, o čia biški virš 10, čia 15. Beveik 4 kart daugiau pripurškė ant laisvų apsukų, sakykim, stovint. Šitas mesim lauk, šrotas. Čia šiti, man atrodo, 2 šilti neblogai dirbo. Šiaip gal net ir šitas šiltas neblogai dirbo. Nes kai jie pašyla, ten, sakau, pasikeičia dalykai.
Bet žodžiu, pasidėsim čia į dėžę, užsirašęs aš čia, kad kas čia su jais blogai, šrotas tiesiog. Šitą tai iš vis gal reikia išmest, nes čia nesąmonė, čia gali švaistiklis išlyst, kai taip varo. Arba, aišku, nemesim, pabandysim dar ultra garsu praplauti. Dėl Baironso, arba jeigu kas nors norės, galės atvežti savo šrotinius šitus purkštukus, galėsim praplauti. Jeigu čia padės, gal kokį pusmetuką ištems dar ilgiau jie. Šiaip ar taip, sakau, normalių tikrinimų neužsiema, nes šitas stendas normaliai negali patikrinti. Jeigu kas labai norės, šitus purkštukus čia kažką pažaist, pafantazuot, tai galima. Bet šiaip tai, jeigu kas norės, aišku, galite kreiptis dėl paprastų purkštukų, nes čia šitas stendas jau šitus normaliai gali ištestuoti. Žodžiu, čia viskas užpildyta, sumiksuota. Ir dabar dėsim purkštukus, abu įdėsim. Vienas tas, kuris sulašėjo, kaip matėt, kiauras ir, tiesiog kiauras. O kitas, kuris plius minus normaliai atrodė. Tai dar vieną pasiliksim nieko nedarę, kad turėtumėm irgi ką palyginti, nes po to visus dėsim 3 ir žiūrėsim, kas keičiasi. Tie 2, kur vienodai purkškia ir purkš vienodai, ar tas išvalytas geriau purkš, ar blogiau purkš, ar tas dirty bitchas geriau purkš, ar blogiau, ar kas čia vyks, nežinau. Aišku, pajungsim dar, kad jį aktyvuotų, darinėtų, kad eitų normaliai ten tie skysčiai ir tas plovimas būtų kažkiek logiškas. Galbūt logiška būtų dar per šitą pusę paduoti skystį. Taip pat čia yra filtriukai, kuriuos logiška gal būtų išimti, pakeisti ar kažką. Aš neimsiu, nekeisiu jų, ten jie nėra tiek užsikišę, kad vertėtų tą daryti. Tai nebent, kad išsiplautų geriau, kad išimti tą filtriuką, bet žodžiu. Pradžiai dabar tai vis tik čia tie šrotiniai gaidžiai purkštukai, aš čia darau tiesiog beleką. Tai nieko mes ten neimsim ir nebandysim kažką tai daryti profesionaliai, kai čia nėra ką čia daryti, juos išmesti reikia tiesiog. Tiesiog mes žaidžiam dabar. Su purkštukų aktyvacija valymą darysim ir matysim, kas čia bus. Spaudžiam startą turbūt, ką jau čia vaikeli daugiau. Tai padarėm iš viso 30 minučių valymą. Čia kaip matom spalvą pakeitęs skystalas, jau nelabai persimato. Ir žiūrėsim dabar, ką mes čia turim. Ok, susidėjom purkštukus, išsipūtėm dar su oru ultragarso skystį, nes jo negalima maišyti, čia visai skirtingi dalykai, tas vandens pagrindu. Vizualiai tai matosi, kad neplautas mažiau kuro išpurškia negu plautas. Kitas čia panašiai, bet vis tiek daugiau tai kuro purškia. Praleisim ant lėto dar, pažiūrėsim kaip ten atrodo. Panašu, kad laša čia, pora lašų nukrito. Šut su bruknėm, taip sakant. O jeigu mes pasiimam lėtą su trumpu išpurškimu, kaip atrodo. Tas pats brudas. Aišku, šitas nepablogėjo. Irgi, kaip ir pirmai matėm, daugiau purškia, tokia dulsna labiau čia sklinda negu čia. Nes tiesiog šitas daugiau purškia. Nežinau, ar jam padėjo, ar jį sugadino, bet gal ir padėjo, vis tiek čia. Čia visiškai rimtai nepriimkit, nes čia yra vaikų žaidimai, kur tiesiog darom mokslinius eksperimentus čia. Ir dar kartą sakau, tikrai neužsiimsiu čia gydyti kabutėse šitų purkštukų, nes jie nepagydomi yra. Dabar žiūriu, padarius mažą slėgį visai gerai matosi, ką veikia tas purkštukas, kaip jis purškia. Pavyzdžiui, dabar pradėjau purkšti, visai neblogai, tipo į visus šonus purškia. Tas, kur nevalytas, jis purškia tik į vieną šoną. Baigėsi pusvalandukas mūsų. Trauksim, žiūrėsim, kas čia pasikeitė ar nepasikeitė. Šiaip, aišku, pirmo valymų ten daugiau nešvarmų buvo, bet dabar žymiai mažiau užsitiršė tas vanduo. Bus matyti dabar, ką purkštukai čia parodys, ar kažkas naujo bus ar ne. Tai pirmas įspūdis panašu, kad mūsų blogiausias purkštukas dar blogesnis patapo, nes dabar ant greito paleidus su dideliu atidarymu, kur anksčiau atrodydavo dar, tai dabar matosi, kad taško pro šoną. Bandom dabar tą padaryti lėtąjį variantą, kur matytųsi dalykai ir kartu
galim pasileisti ir kiekį pažiūrėti, kaip pasikeitė čia tie kiekiai visi. Na, čia taip. Taškų dar daug netikrai, tai čia viso kranas. Nu, šitas tai nepablogėjo atrodo, bet šitas tai vapščiai sugedo. Tai va, kur anksčiau buvo beveik dvigubai už kitus daugiau, tai dabar čia kosmosas, žodžiu. Nu, šitas tai nepablogėjo, kaip ir jis šiek tiek daugiau to kuro pila, o tam tai Ave Marija visiškai. Nu, va, ant didesnio greičio jau netaus didelis skirtumas, bet šitas vis tiek nevalytas atsilieka stiprokai. Žodžiu, šitą išmetam į šiukšlių dėžę iš karto. Ir dabar ant bairio pabandom šitą praplaut ir pažiūrėti, ar jie susilygins. Tada pasidėsim tiesiog kažkokiem ateities testam į mašiną, mes pažiūrėti, ar čia išsigydė jie. Žodžiu, nežinau, gal ir pagerėjo kažkiek, bet... Nu, vat ir ką, po valymo šitas pradėjo irgi šūdą malt. Lašiukas vat kaupėsi. Esmė, kad prieš tai nesikaupė. Nežinau, kas jam čia atsitiko. Greičiausiai tiesiog atsiskleidė charakteris, suprantė. Nu, pasižiūrim dar dabar, kaip kiekis atrodo. Nu, toks vaizdas, kad biškį prasibezdėjo, šitas nebevarva. Kiekiai dabar jau lygusių abiejų. Na, šit visai gražiai. Dabar nieko nevarvasi čia. Šitus du šrotus dar galima bandyti kišti į variklį. Šiaip kame nesąmonė yra visiška čia šitų slėgių. Nu, pavyzdžiui, dabar daro purkštukų tą testą. Šitų dviejų nėra purkštukų tiesiog. Ir gaunasi, kad pirmas purkštukas visada gauna daugiau kuro slėgio. Išpurškius tą slėgį ten, nes reguliatorius nėra aktyvus, jis pasyvus, ten nusipliusinį, nusiminusinį kažkokį tai duty cycle, turbūt to siurblio ar vėl nežinau ką ten. Ir jisai, žodžiu, kai atsidaro purkštukas, pradeda eit kuras, jisai nusimeta slėgį. Ir kol visi praeina, visi nusimetę slėgį, tada šitikai, kol du eina, kurių nėra, jisai užsikelia slėgį, tada pirmą paleidžia vėl ant aukšto slėgio, nukrenta. Ir, žodžiu, galima, aišku, matyti tą patį rezultatą, kad šitas daugiau privarė, šitai mažiau. Nu, žodžiu, nežinau. Čia tai labai durnas dalykas, ką jie čia padarė. Tai būtų funkcija, kad išjungt šitus ar kažkas tai, nu, žodžiu, čia šiaip su slėgiu tai yra biški komedija, nesąmonė kažkokia. Reiktų padaryti kažkokį išorinį reguliatorių ir tą siurblį, nežinau, pajungt, šis įsidėti tiesiog mašininį siurblį ir kuro slėgio reguliatorių reguliuojama. Čia šone kur nors gal taip kažkada reiks ir pasidaryti, nes čia blemba tikslumo, tai nesuprantu iš tikrųjų. Čia vienas šustriausių jau šitas yra aparatų. Aišku, nu yra dar šustresnių, bet esmė, kad šitas iš normalių vienas šustriausių ir šitokia nesąmonė su slėgiu. Nu tai ką tu čia pritestuosi? Čia, pavyzdžiui, šitų testų atrodo, kad pirmas purkštukas žiauriai daug kuro varo, nors iš tikrųjų jis tiesiog slėgį didesnį gauna. Tai va, mielieji, žodžiu, aš čia prieš tai dar buvau filmavęs nemažai. Finale išsiaiškinau, kad jisai rodo blogai, nes tiesiog turi problemų ir 99% tų visų stendų turi tas pačias problemas. Aišku, ten profesionalus tai jau ten išsprendė, nes tiesiog profesionalai kažkokį normalų žmonės darė, o ne tiesiog čia belė lempa kažkokia. Šiaip keista, kad autolas, kaip ir jie atrodo gaudosi žmonės, bet principai iki galo nedagalvota ir daug tokių dalykų, kur tiesiog neveikia taip, kaip turėtų veikti ir nedaug trūko padaryti normaliai. Originaliai tai kaip čia buvo padaryta. Čia buvo, atėjo iš mašinos, kuro žarna tiesiai čia į vidurį ir nebuvo jokio grįžtamo. Tiesiog čia iš čia skaidosi į šonus tas kuras, o slėgio reguliavimas čia tiesiog plius minus spaudai mygtukus. Čia buvo gaugė, kuri rodo, koks slėgis. Tuo momentu yra reilė, tiesiog ten ale bandai pagauti tą kuro slėgį. O ką su pliusu minusu darai, tai čia kiek paduoda voltų į kuro pompą. Tai pradedi testą, kol nepaleidau purkštukų ten tų testuojamų vienoks slėgis, atidarė purkštuką, slėgis pakrito, uždarė vėl pakilo
ir esmė, kad tą slėgį ten pagaut normaliai ir kad realūs rezultatai būtų, kiek jisai išpurškia, tai neįmanoma. Tiesiog, visiškas durnas reguliavimas kuro, be jokio normalaus kuro slėgio reguliatoriaus. Tai jie galėjo įdėti į vidų tiesiog vieną sugmistą kažkokį pigų reguliatorių ir būtų jau žymiai geriau. Kad slėgis nėra ten identiškai atitinkantis realybę, tai dar yra viena, bet kitas dalykas, kas svarbiausia, yra tai, kad tas kuras vienur jisai spėja greičiau patekti, o daugiau spėja išeiti per purkštuką, o kitur jisai nedavažiuoja taip greitai. Tai aišku, šitie pirmesni portai geriau išpurškia, tie tolimesni jau sunkiau, kai kuris biški geriau, kai kuris blogiau. Neaišku, dėl ko ten, žodžiu, įsibarstymas belekoks. Gaunasi tą patį purkštuką, testuojant vienam porte, kitam, trečiam, visada skirtingi rezultatai, ten plius minus. Nesąmoningas kuro slėgio reguliavimas visiškai. Aišku, dar kitas dalykas, tai jeigu labai pralaidų purkštuką kokį nors ar ten kelis matuoji, tai net pompa nesugeba patempti, nes pompa čia įdėta pakankamai mažo, taip sakant, litražo per minutę. Bet čia dar, žodžiu, jos paskui užtenka. Jau kai ją paleidi 100% tą pompą, tai viskas plius minus ten, žodžiu, galima naudoti vieną ir didesnio pralaidumo purkštukus. Labiau didesnė problema šitų kolbų tūris, nes jau kolbų tūris čia yra minimalus, kokį rekomenduočiau pirkti kažkokį, jeigu stendą ten žiūrit. Jeigu nėra 100 mililitrų nematuoja normaliai, ar ten į viršų nėra, tai nesąmonė. Nes čia, pavyzdžiui, su šituo aparatu dabar aš galiu matuoti iki kokių 600 kubikų purkštukus, o daugiau nelabai išmatuočiau, nes tiesiog kolbų tūrių trūksta ir, toks nepilnas matavimas. Kai ką gali prasitestuoti, bet, pavyzdžiui, kiek yra kubikų jie per minutę, tai jau negali apsiskaičiuoti, nes per 10 sekundžių privaro daugiau tos kolbos negu iki pat viršaus. Dar, žodžiu, užknasantis dalykas labai, kad jisai garsiai pypė gal, taip reiktų sakyti. Tai kiekvienas paspaudimas, žodžiu, pypė belekai per ausį daužo ten ir jeigu nori pakeisti ten nuo kokio 2 milisekundžių iki 10 milisekundžių atidarimą purkštukų, tai laikai tą mygtuką ir ten daužo tau galvą tas pypikas ten belekiek laiko, žodžiu, nes lėtais keičiasi dar tie skaičiai po biškį taip išlėtų. Žodžiu, dienos pabaigoje aš čia jį modifikavau nemažai, tai pašalinau gaugę visiškai, nes kitoje vietoje perkeliau, čia jau kaip matė, čia turbūt šitus iš vis nenaudoju reguliavimo, pajungiau kuro siurblį tiesiai nuo šito klapanėlio rusiško ir tiesiog aš jį išjungiu kaip normali mašinoje kuro sistema, tada pasiduoda kuras į vieną galą reilo ir grįžta jisai kitam gale, čia grįžta, eina į reguliatorių ir reguliatorius sureguliuoja normaliai kuro slėgį ir grąžina čia, kur lygis matuojasi, bet čia labai puikiai gaunasi grįžtamas į šitą vietą, nereikėjo nieko modinti. Ir jo, su kuro sistema čia taip išsisprendė. Visai neblogai. Vis tiek čia šitas sportas 3% daugiau išpučia kuro į tą patį purkštuką įdėjus į šitą portą, negu čia į šitą, nes visur aš pasirašiau paklaidas, kiek reikia procentų pridėti arba atimti, kai padarai testą. Tai dabar viskas ok, tas paklaidas pritaikius gaunasi viskas ledas. Ta prasme, pakartojami testai, viskas, gali kaitariuotus purkštukus, ten viskas šiaip veikia. Tai po šitų visų modų. Gamintojai nesugebėjau aš išaiškinti, kaip turi veikti dalykai ir kad čia yra blogai. Tai, ką aš galiu pasakyti, čia jų problema. Mano problema tik tai, kad aš kompensacijos jokios negavau, nes, žodžiu, jie yra gaidžiai. Prigaminę tų mašinų, šitų autolis modelių ten belekiek pasirinkimų ir nei vienas iš jų normaliai neveikia, nes visi tas pačias turi problemas. Bet žodžiu, dabar viskas ok, tai čia išsitestavau visus purkštukus, visokių čia krūvą dalykų, formulių, apskaičiavimų dariausi, žodžiu, kad išskaičiuot skirtingais čia darbo etapais tos purkštukus ir įdomus rezultatai visai gaunasi. Čia, pavyzdžiui, turim mano naujus purkštukus, kurį krabą žudiką aš planuoju dėti. Tai čia šiaip, jeigu kam aktualu, pigus nauji purkštukai, bošiniai originalūs, 312 kubikų ties 3 barais ir 330 kubikų ties 3,5 baro. Ir čia turim susirašę visus dabar netolygumus. Tai čia būtent purkštukų, aš čia juos kiekvieną susižymėjau atskirai numeriukais, kad galėčiau atskirti kuris ir jie tarpusavyje turi paklaidą, kiek išpurškia kuro. Tai čia full open, reiškia paleidžiam pilnai visus purkštukus 10 sekundžių ir čia aš susirašiau, kiek kuris purkštukas išpurškia procentaliai daugiau arba mažiau negu kiti, bendrai paėmus vidurkį.
Tai jau šitas, pavyzdžiui, pirmas išpučia 100%, lyginant su šitais 100%, šitas biškį išpurškia mažiau, šitas biškį irgi mažiau, bet ne tiek, šitas biškį daugiau. Tai pilnai atidaryti, sakykim, čia 3% gal skiriasi tarp visų jų, labai nedaug skiriasi. Šiek tiek, antras galima užmesti 1% per kompo korekciją. Ir tada toliau skirtingais laikais atidarimo, tai čia 5 milisekundės, jeigu darai tą purptėjimą, tada jie kiek privaro kuro lyginant vieną su kitu. Tai pirmas matom biškį mažiau, šitas mažiau biškį, šitas daugiau. Tai ir esmė, kad galim matyti tuos trendus, kurie iš šitų purkštukų reikia padaryti tą korekciją didesnę arba mažesnę. Čia 2 milisekundės, 3 milisekundės paleidžiant, viskas kaip matom keičiasi. Tai 2 milisekundės tai čia yra atleidus gazą, kai biškį vos tik koja uždėjo, arba ant laisvų dirbant, priklauso nuo variklio tūrio ir purkštukų tūrio, kokį naudojam, bet mano atveju maždaug ant laisvų ir atleidus gazą ten, sakykim, vos pridėjus koją tiktais, tai 2 milisekundės kažkur tai bus atidarimas jų darbinis ir šiuo atveju matom nemaža paklaida. Tai visada realiai būna šitoj vietoj didžiausia paklaida, nes jie purkštukas labai trumpai atsidaro ir jisai turi, labai mažą kiekį išpurškę ir tas skirtumas gaunasi už tai logiškai nemažas. Tai čia, kai matom 100%, šitas mažiau išpurškia, šitas daugiau išpurškia, šitas gerai. Pasižiūrėjus per visą ilgį, taip sakant, kas čia gaunasi, tai galim matyti trendus ten, tokius kaip, pavyzdžiui, čia 98, 98. Tai šitam galima būtų užmesti 1% plius. Pirmas purkštukas, čia 100, 99, 101, 99, šitam nieko nereikia mano galvo daryti. Šitas 99,5, 97, 93, 98, čia galim 1 arba 2 užmest procentus, net 2 gal procentus logiškiau užmest, nes jisai pilnai atidarytas praktiškai idealiai išpurškia, bet jeigu trumpesniais ciklais, kas yra dažniausiai važiuojama su mašina, tai jisai biškį per mažai išpurškia. Tai aišku, čia matom daug trūksta visai procentų, bet čia jau netiek daug, tai apie 2-3% reikės šitam turbūt pridėti, nes čia, kad tam pilnos apkrovos visai biškį daugiau išmesto kuro, tai tikrai nėra tokia problema, kaip kad čia, kad per mažai mes. Ir žodžiu, visus, taip galim pasižiūrėti, čia, pavyzdžiui, šitas matom, kad visur jisai daugiau, tai čia reiškia atminusuot, kokią 1% mažiau reikia padaryti šitą, kad jis purkštų ir panašiai. Tai skirtinguose variklio kompuose tuose, aišku, originaliai mašinuose jisai pats ten darosi korekcijas naujesnėse mašinuose, bet programuojamuose kompuose skirtingai būna tos korekcijos, kurias galima daryti. Aišku, pirmiausia turi būti pilna sekvencija kompe nustatyta, tai tada galim per kiekvieną portą tą kuro kiekį reguliuoti ir čia išgaudyti tas korekcijas. Bet pavyzdžiui, Speeduinas koksai, pigiausias Pigiena kompas, bet jisai turi normalią korekciją kiekvienam cilindrui. Aišku, jisai iki 4 cilindrų pagrindė tik tai valdo, bet jeigu 4 cilindram, tai galima padaryti, kad ant laisvų apsukų ten ir mažos apkrovos būtų ten, tarkim, čia tam antram purkštukui būtų plus 6-7% šitam portui kuro duotų, o ant pilnos apkrovos, ten kur pilna apkrova, galim padaryti, kad jis nedarytų korekcijos. Žodžiu, galime išgaudyti visą lentelę šitą išnaudoti. O ant, pavyzdžiui, EcoMasterio yra tik tais paprasta lentelė, kur kiekvienas portas sužymėtas ir kiek procentų tu nori tam portui padidinti arba pamažinti. Tai tada turi žiūrėti, kaip mes prieš tai žiūrėjom bendrai, kas čia gaunasi. Tai čia kokią 1% per visą portą, kad pridėsi, ar 2, ar 3, kokius 2%, mano logiška. Tai būtų optimaliausias variantas. Tai tu negali išgaudyti visko pilnai, tarkim, ant 2 milisekundžių vis tiek bus per mažai, ant pilnos apkrovos bus per daug, tai tu gaudai tą vidurį. Ir žodžiu jo. O šiaip tai bendrai paėmus šitus purkštukus, korekcijos pasidarys per kompą ir viskas bus gerai. Bet čia turim tokių purkštukų, kur biškį liūdnesni reikalai yra, kur prieisim. Tai pradžiai čia turim dar kitus purkštukus, tai Merso M111, originalūs, nelabai aš juos mačiau kur naudoti, tiesiog galvoju pabandysiu decapint. Decapinau ir iš 233 kubiko pasidarė 408, 407 beveik,
o ties 3,5 baro 408 kubikų, tai dvigubai praktiškai, dvigubai daugiau nei dvigubai padidėjo jų pralaidumas. Ir pagal šitus testus irgi galime mes matyti, kas čia gero gavosi ar nesigavo, nes kartais dikepini ir jisai gaunasi labai didelis skirtumai, jo šis negali naudoti, arba reikia būtinai korekciją daryti. Kai matom 4, jisai stabiliai daugiau kuro myža, tai 2-3% galim iškart šitą minusuoti ir viskas būna ledas. 3 purkštukas, kokį 1% galim pridėti, viskas bus ledas. Čia kokius 2% galim pridėti, bus ledas. Čia irgi 1-2% ir ledas. Visa mūsų grupė sukalibruota, tai realiai net ir tarp šitų, žiūrint, šiaip procentų labai nedaug skiriasi, 4 biškį labiau grybą pjauna, bet irgi palyginus čia labai neblogai dar gaunas. Paėmus, pavyzdžiui, turim tipo, supranti, Denso purkštuką su bariko, jie nauji, čia buvo pirkti kažkada greičiausiai, net ne mano pirkti. Šitai kliento, čia kai mašiną atvarė mėtą, man atrodo, turbo ten kažką daryti ir jie laisvų labai lievai dirbo. Tai aš juos tiesiog pasilikęs nusimetęs buvau ir parašiau, kad lievai dirba. Tai žodžiu, jie 99%, kad jie yra China Special, kinietiškas šrotas, purkštukų kinietiškų geriau nepirkit. Geriau dikepint, negu pirkti kinietiškus purkštukus, tai mes čia tą matysim dabar. Ir šitus pratestavus viskas kaip ir paaiškėjo. Tai ant 3 milisekundžių, 1 viskas ok, 2 9,3 žymiai mažiau, 3 žymiai daugiau ir šitas 4 irgi kaip ir ok. Tada žiūrim ant full openo, šitas biškį tik tai mažiau, 2 ir 3, 4, 1 kaip ir viskas ok. Tai čia šitie skirtumai labai dideli ir šito neišeina net sukalibruoti. Tu prasme, čia gavosi ant 3 milisekundžių daugiau kurų išpučia negu ant full, o čia gavosi atvirkščiai, kad ant 3 milisekundžių mažiau išpučia negu ant full. Tai tu gali padaryti procentais, kad ant 3 milisekundžių ant laisvų būtų ok, sakykim, čia padidini, čia sumažini, bet kai ant full openo būna, kai ant apkrovos, reikia tau atvirkščiai vėl atidaryti. Ir jeigu, tarkim, EcoMasteris klasikas koksai, tai ten neišeina tai padaryti. Per kokį speedruną gali pasidaryti tą dalyką, bet irgi, tu niekad nežinosi ant pilnos apkrovos, labai sunku bus sužinoti, kad jisai atvirkščiai tą kurą ant laisvų, tai gali ten iš klausos. Tai už tai šitie testai labai gerai ir viskas paaiškėjo su šitais purkštukais, tai juos galima naudoti, jeigu kompe galima korekciją padaryti, teoriškai. Tai gal kažkur kažkada ir panaudosiu, bet čia toks sketchy dalykas. Ir jie 620 kubikų ties 3 barais. Tada turim čia MX5 dekepintus purkštukus, kur pasižiūrėjus, čia, kad ir palyginus su šito, tai čia viskas pakankamai gražiai, čia per 1-2% skiriasi tik tais. Tai irgi bendrai tiesiog biškį galim korekciją padaryti. Ir net ir be korekcijos nėra tokios didelis jos, kad čia nedirbtų variklis. Gal šiek tiek, nes vis tiek dekepintas, tai jisai iš karto tos paklaidos padidėja, nes jo pralaidumas padidėja. Šitas irgi dekepintas, čia man atrodo iš Corollos. Ir ką mes čia galim matyti, kad irgi labai neblogai čia viskas vyksta. Nėra didelių paklaidų, čia net kalibracijos nėra kažkokios būtinybės. Procentaliai visi pakankamai tikrai gražiai dirba. Pirmas daugiau biškį kažkiek matosi. Žodžiu. Tai toks įdomus buvo experiences. Senai norėjau tą aparatą turėti purkštukų testavimo ir negalvojau, kad tiek reiks prasiknisti ir man kalibruoti pačiam tą aparatą, sukurti kažką ten. Ir dar, žodžiu, ten formulės išvedinėti, kad jį galima būtų naudoti. Nes čia šitie procentai, jie labai labai greitai keičiasi, jeigu tik biškį pasikeičia tas tūris. Čia šitus, kai matau, tai matau minimum per 2 kartus vidurkį ten tų rezultatų, bet irgi per 2 kartus, jeigu gaunasi abu rezultatai labai panašus, kur nelabai ką keičia procentaliai, tai, žodžiu, čia yra išgaudyta puikiai. Taip sakant, viską jau tiek aš čia prasitestavau ir prasižiūrėjau, čia nežinau kiek dienų, kol aš tą aparatą sukalibravau ir galiu sakyti dabar, kad tikrai jisai gerai rodo. Tai žodžiu, tokie reikaliukai. Jeigu kam reikia prasitestuoti purkštukus, galite kreiptis, ten ir GDI, tuos aukštus spaudimų gali pratestuoti. Tai galima atskirti visišką šrotą nuo kažkas galbūt yra tikimybė, kad galbūt veiks. Bet kaip ir minėjau, 10 milijonų kartų tai GDI purkštukais ten jų normaliai neprotestuosi, kol jų neįkaitinsi iki 100 laipsnių. Ir aš dabar
po šitų dalykų visų supratau, kad turbūt daugiau nei pusė Lietuvoje, kas čia tuos testus daro, purkštukų visokius ir valymus ir taip toliau. Tai pas juos tie aparatai tą patį šūdą malą ir ten visiškai negali jais pasitikėti. Ką iš tikrųjų jau galima buvo įtart, tai kad tuos GDI purkštukus, kai mano pirmuko ir aš, man atrodo, buvau vežęs tikrint ir kiti žmonės ten su testais, kai grįžo. Tai esmė, kad vieną kartą nuveži tą purkštuką, vienoks būna rezultatas, kitą kartą nuveži kitoks būna rezultatas, tą patį purkštuką. Ir ten žodžiu, tipo, ale šitas praėjo testą, čia viskas zeba, anas nepraėjo ir ten, o iš tikrųjų pasirodo visi jie ten šrotos yra per portą, skiriasi kalibracija, niekas ten, aš garantuoju, kad niekas nesikniso, nesivargino ten pažiūrėti, ar tikrai gerai tie portai veikia. Aš tik tai čia sugalvojau pasitikrinti ir labai gerai, kad sugalvojau. Kažką galima biškį normaliau pasitikrinti dabar.